Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie įvairią informaciją, kurią mes girdim iš įvairiausių postų, skaitom, girdim iš YouTube, kas pasakoja apie įvairiausias energetinio lygmens, pristato energetinio lygmens, sakykime, informaciją. Ir ta informacija, kai mes pradedam klausyti įvairių žmonių, jinai kartais netgi ir labai skiriasi, kiti vieni nuo kitų kopijuoja ir kartoja tą pačią informaciją, ką girdėjo iš kitų, ir mes kartais susipinam ir nelabai įsivaizduojam, o kas tai yra tikra, o kas yra mano, o kodėl aš taip nejaučiu, kodėl kartais mums kažkur informacija rezonuoja, kita informacija nerezonuoja, ir kaip tą atsirinkti, kas yra tiesa ar netiesa, ir iš viso yra tiesa ir netiesa. Tai mano suvokimu, galiu aš būti ir neteisi, bet kiekvienas mes turim savo ryšį su visata absoliučiai unikalų. Absoliučiai. Taip kaip DNR mes turim unikalų, taip ir mūsų ryšys su visata yra absoliučiai unikalus. Tiek mūsų dvasinė komanda yra unikali, tiek mūsų ryšys su tam tikrom, sakykime, galbūt galaktikom, sielų grupėmis irgi yra absoliučiai unikali. Todėl, kai klausotės žmonių, kaip juos vadinti, tie, kurie pristato įvairiausias informaciją, kurie gauna iš visatos, tai gali būti absoliučiai tik tai jų kanalo informacija. Ir jūs, jeigu nesate tame kanale, jeigu jūs esate absoliučiai kitame ryšyje su kitom galaktikom, su kitom būtybėm, jūs galit kopijuoti, bandyti užmegzti ryšį su tom būtybėm. Na, pavyzdžiui, ten vieni sako, kad labai turi stiprų ryšį su vienaragiais, su drakonais, kiti ten su kažkokiom konkrečiom galaktikom, su buvusiom civilizacijom. Vieni turi didžiulį ryšį su Atlantida, kiti turi didžiulį ryšį su galbūt Majų civilizacija. Galaktikos vėlgi yra įvairiausios ir visi turi savo unikalų ryšį su tom galaktikom ir su tom būtybėm, kurios yra tose galaktikose ar planetose. Ir jeigu jūs bandot užmegzti, jūs klausotės kažkokio tai įrašo ir sako, nu tai va dabar, jeigu tu ten šauksi vienaragį, pasikviesi, jis tave nuneš ten, jeigu kitas sako, jeigu tu užlipsi ant drakono, kiekvienas drakonas turi savo energiją ir ten tave irgi kažkur tai nuneš ir tau kažką padarys, kitas sako, tu susisiek su Atlantidos civilizacija, kitas sako, tu vėl daryk ten su Egipto civilizacija, kažkas tai ten su kažkokiom deivėm, paskui, nu žodžiu, gali susidaryti visišką painiavą, nes jūs pradėsit visur gaudyti, oi, tai va šitas gali tą, anas gali aną, bet iš tikrųjų jums gali nieko neturėti jokios įtakos ir reikšmės, nes jūs esat absoliučiai skirtingose pozicijose, kaip pasakyti, skirtingose vietose. Jūs būdamas žmogus Klaipėdoje, jis nelabai susikalbės be telefono arba, kaip pasakyti, susijungs su to, kas yra Vilniuje, ir ten vienas Australijoje, kitas Amerikoje ir dar kažkur. Lygiai taip pat mes turim savo kanalus, mes turim savo ryšį ir mes turim atrasti tą savo ryšį ir informaciją per kokias būtybės, per kokias ar tai civilizacijas, net nebūtinai per civilizacijas, galbūt per kažkokias tai planetas, galaktikas ar kažkokius tai kitus kanalus, per kuriuos jūs gaunate informaciją, per kuriuos jūs galite kreiptis pagalbos. Todėl visą laiką yra labai svarbu išmokti atpažinti savo dvasinę komandą, bendrauti su jie ir klausti jos, kas jie tokie, iš kokios jie vietos, iš kokio lygmens yra jūsų siela ir kaip toli jūs. Gali būti, kad jūsų evoliucijos metu jūs būsite perkeisti arba perkelti iš vieno kanalo į kitą kanalą. Taip irgi gali būti. Jeigu jūsų siela padarys didelę evoliuciją, ar nebūtinai didelę, tiesiog jinai kažkokį tai perės kažkokį etapą ir jums tada jau bus pasiūlyta galimybė arba jūs automatiškai perkels į kitą etapą, į kitą lygmenį, į kitą kanalą. Tai šitaip gali įvykti, bet tai turi įvykti natūraliai jūsų evoliucijos metu, bet jūs negalit peršokti ir šokinėti nuo kitų žmonių evoliucijos lygmens tų kanalų. Yra tam tikros būtybės, ar kaip pasakyti, energetiniai laukai, kurios yra universalios, tokios kaip Jėzus, Mahomedas ir kitos labai plačiai
dirbusios šitos sielos žemės lygmenį kažkokiam tai etapė. Jos ir toliau, ta prasme, skleidžia tą energiją ir jos yra universalios. Jomis mes už tai vieni labiau turi ryšį, vėlgi mes vieni ryšį turim su Jėzum, kiti turi ryšį su Mohamedu, kiti turi ryšį galbūt su Buda. Ir tokiu būdu kažkoks yra universalus prisijungimas prie tų, tai yra platus prisijungimas prie universalių dvasinių vadovų ar ten aukštesniųjų mokytojų, bet tai yra tik tai viena dalelė. Toliau jūs turite įsiaiškinti, kokio jūs esate tarp galaktiniai, galbūt taryboje, galbūt jūs esate kažkokioj tai sielų grupėje, kurios kartu vystosi. Ir tada jums yra tas pats kanalas atidarytas, to paties lygmens dvasinės būtybės, to paties lygmens eis informacija. Todėl aš visą laiką kalbu, kad jūs turite labai labai stipriai dirbti ta linkme, kad jūs ugdote savo prisijungimą, savo žinojimą, vietoj to, kad jūs kopijuojat. Jūs galit klausytis, gali būt, kad jums kažkas rezonuos, nerezonuos, bet jūs neturite priimti taip kaip 100%. Jeigu jūs jaučiate, kad tai ne jūsų informacija, jūs turite ją tiesiog sakyti ačiū, jinai ne mano. Gal jinai kada nors ir bus jūsų, bet tame etape jinai turbūt yra ne jūsų. Tai va, tai labai būkite atviri visatos informacijai, mokinkitės atpažinti jos balsą, jos ryšį, jos vibracijas, kaip jinai su jumis būtent kalba. Kalbėjimo būdai, visatos kalbėjimo būdai su jumis irgi gali būti labai įvairūs ir skirtingi, priklausomai nuo to, kaip jūs mokate priimti tą informaciją. Ir tie būdai kokie gali būti. Gali būti kažkas pasako, žmonės visiškai nesuprasdami, ką pasako. Jums kažkokią frazę pasako, jie net užmiršta, kad tą sakė, net nežino, kad tą sakė. Jie tiesiog, jiems būna atjungta turbūt tuo metu sąmonė, ar kaip pavadinti. Ir jie pasako jums tą frazę, kuri yra jums kaip absoliučiai raktas į kažkokį tai jums konkretų klausimą. Gali būti netgi jūs žiūrit Facebook ar kažką tai ir jums kažkokia antraštė išlenda, kuri konkrečiai jums atsako į klausimą. Bet atsakymai ateina tik tada, kai jūs pradedate klausti. Ir netgi jūs klausydamėsi kažkokių tai įrašų, visą laiką irgi klauskit visatos. Pirmiausia, prieš klausydamėsi įrašus, visada klauskit visatos, ar man reikalingas tas įrašas, ar aš turiu jį klausytis, ar jis yra man naudingas, ar tik tai eilinė šiukšlė, kuri užterš mano mintis, suvels viską, ką aš buvau kaip ir susidėliojęs, sakykime, lentynėlės, jau plius minus suvokęs, kaip kas kur veikia, ar kaip aš turėčiau kažką daryti ar nedaryti, ir kažkoks išlenda įrašas arba postas, kuris visiškai suvelia jūsų prieš tai buvusi suvokimą. Tai už tai geriausia yra visą laiką prieš įsijungiant YouTube ar kažkokį, video įrašą ar prieš skaitant postą, visą laiką pajauskit, ar jums reikia tą skaityti, ar jums reikia tą klausyti. Lygiai taip pat kaip ir su meditacijomis, lygiai tas pats. Ar man jos reikia, ar jinai man padės. Nesvarbu, kiek įtikinama jums atrodys, tai yra labai gerai, jeigu žmogus, kaip ir aš visada kartoju, jeigu žmogus kalba apie šviesą, tai nereiškia, kad jisai skleidžia šviesą. Jūs turite pajusti tą šviesą. Jeigu jūs jos nepajaučiat, jeigu jūs jaučiate agresiją, pyktį, baimę, kontrolę, tai nėra šviesa. Tai linkiu jums atrasti savo kanalą, savo ryšį su visata, su savo dvasinė komanda, po truputėlį kalbėkit su jie, aiškinkitės, kas jie yra, kaip jie gali jums padėti, kas labiau gali padėti vienu metu, kas labiau gali padėti kitu metu. Ir tokiu būdu auginkit savo sąmonę, auginkit savo žinojimą, auginkit savo išmintį ir vis mažiau ir mažiau jums reikės kitų žmonių, kaip pasakyti, kišimosi į jūsų sprendimų priėmimus arba į jūsų pačio tiesiog sielos ir jūsų proto, kūno, visako evoliuciją. Išminties jums, ramybės ir sėkmės.